Sveiki gerbėmieji agronomai, ūkininkai, bitininkai ir visi kiti paprasti žmonės. Nėra kada laukti, šiandien 34 šilumos bus ir reikia man pasidaryti vieną sėjamosios detalę. Detalę, kurios paskirtis yra nukreipti sėklą į sėklos guolį ir aš tų detalių niekur neradau nusipirkti ir nieko nepadarysi tai. Bet turiu skardos, kuri gal tikėkimės atlaikys kažkiek, o gal kažkiek ir nelabai atlaikys. Visa idėja, ką aš noriu padaryti, tai kadangi šitų detalių, kaip ir sakiau, nėra kur pirkti, tai pasidarysim, o kad pasidaryti reikia pirmiausia šablono, ar kaip čia pasakyti. Tai viską persikelsim ant lapelių, nusibrėšiu paprasčiausią detalę ir teks su bulgarke įsipjauti. Ir jo, jeigu pastebėjote, čia turėtų girdėtis visai neblogas vapsvų garsas, nes jų priskrido per vieną skylę ir jos dabar neturi kur išskris, tai jeigu praskris viena ar kita pro mane, tai nekreipkite dėmesio. Jos man visai netrukdo, lygtais, gal, neaišku. Tai va, tai darom kažkas panašaus. Gan dar tokia sudėtinga, sakyčiau, detaliai, bet nieko išsikirpsim. Vinuku dabar turbūt reikia iškalti. Viskas idealiai, viskas tinka. Gaunas tokia forma. Dabar tik tai išsibraižyti visur reikia. O vos neužmiršau. Reikia apsauginius akinius susidėti. To jau užsidedam. Va, dabar galim pjauti. Antrą kartą jau maitinu. Aišku, nepykit, vėl vidurį dienos. Šioks toks vagėliavimas gali būti. Bet kitaip negaliu. Ilga diena nusimato. Tenka taip suktis. Nelabai suprantu, kas čia įvyko. Bet širšių taip pasinaikinau. Bet čia nelabai suprantu, kas įvyko. Reikės turi plėvelės dar, tai būtina užsidėti ant viršaus, tai nelenda taip širšės, tai matyt šitiem netiteko. Ir taip gavosi, o čia matyt šiek tiek sirupo likę, tai jau gal parūgo vos daleliai, tai reikės išsipilt viską gražiai. Vakar dar spėjau išsimt medų, čia iš nuo artimiausios sektoriaus. Tai taip plius minus paėmus 20 kokios 4 gal meduvės nusiėmė. Tai vat gavosi, kad 4 kibirus kokios prisukau. Tai galima taip tiesiai šviesiai sakant, tai labiau čia bitėm išlaižyti. Ir viskas. Daugiau šiais metais netakiuosiu. Nebent. Nusivežiau porą avilių prie savo grikio. Tai jeigu kažkas nors bus, dabar jis dar žydi ir žydės, tai prisuksiu, sakiau, gal kibirą grikio. Ir taip jau nelabai kas perka, nelabai mėgsta, tai nebent va tą kibirą išsisuksiu ir viskas bus. O taip tai jau, sakau, vakar susitvarkiau tas 20 šeimų, nusiėmęs meduvės ir iškart sumaitinau vakare. Tai nėra ko laukti, dabar bus intensyvus 2 savaitės maitinimo. Vaistai irgi buvo sudėti, tai tik tai maišau sirupą ar daugiau nieko neveikia. Nu ir žemę dabar važiuojam dirbti, nes reikia rapsą pasisėti. Ryt po ryt turėčiau sėti. Turtas. Tai dabar tą turtą padursim. Ir išpilsim.
ir pasėsim. Ir būsim labai labai laimingi, jeigu nieks nesuges. Sėjant. Dalį va supyliau. Bent tas gerai, kad mažai sėklos. Tai nereik, galiu vieną susikilot. Pagalbos nereik. Dabar man pasakykit, gerai nusimatausiu sėklą ar nelabai. Tikėkimės, va ką. Galiu pasakyti, tai viskas turėtų suktis daugmaž, nedaugmaž, tiksliau, 15,5 kartų ir man turėtų išbirėti vienam arui. O vienam hektarė yra 100 arų, tai 1/100 dalis, o sėjasi po 30, ne 30, po 3 kg sėjasi į 1 hektarą. Jo, 30 gramų man reikia. Dirba. Pasigrožėkit, turbūt paskutinį kartą matot mane prie avilio. Čia yra pats paskutinis sektorius, kurį maitinsiu. Čia yra žaltiniai, jeigu dar vis nesupratot. Link vasaros galo nelabai išėjo man video įkelt laiku. Įkeldavau kas savaitę, tai nepykit dėl to. Taip gaunasi, kad mano rapsas dabar jau pasėtas prieš savaitę, kažkur apie rugpjūčio 20 dieną, o dabar tik tai įkeliu video. Tai taip gaunasi, kad šiek tiek nespėjau šiom dienom. Bus smagiau, kada bičių nėra šalia, tai būtent apie ką aš noriu jums papasakoti ir apie ką pasidžiaugti, tai kad 1000 prenumeratorių. 1000 prenumeratorių, kurių tikrai nesitikėjau, kad taip greitai atsiras ir padaugės. Bet, wow, mane nustebino, labai džiaugiuosi ir mane labai motyvuoja tai. Nes kurdamas kanalą patį YouTube aš nelabai maniau, kad kažkam iš viso bus įdomu žiūrėti, ką aš čia veikiu. Aišku, planas buvo toksai, kad gal parodyti kažkiek bitininkystės, nes bitininkystė kaip žemės ūkio šaka, tai Lietuvos sąlygomis nelabai turi kažkokių vaizdo įrašų ar mokomųjų ar parodomųjų. Tai labai tikėjausi, kad būsiu tas, kuris gal pradės tą dalyką. O apie žemę, kadangi nedaug žemės turiu, nelabai ką aš jums turiu ir parodyti. Tai keista, kad nedaugiau būna peržiūrų prie žemės ūkio, lyginant kiek būna peržiūrų prie bičių. Tai labai keista, bet ne tame esmė. Esmė ta, kad yra žiūrinčių, yra žmonių, kurie mane motyvuoja, negaliu paleisti vadelių. Kaip jums padėkoti labiau? Gal padėka bus tokia, kad komentaruose jau kalbėjau, kad kai bus 1000 prenumeratorių, tai tada ir gabalą išleisiu. Tai pasigrožėkit, pasiklausykit savo ausimis, koks muzikinis poros minučių gabalas gausias. Kalbant apie žiemą, tai žiemą, kadangi bitė žiemos, žemės ūkyje kaip ir gyvulių neturiu, tai nelabai kažką turėsiu jums parodyti. Bet turiu šiokį tokį planą. Tas planas prasidės daugmaž nuo rugsėjo vidurio gal arba su spalio pradžia. Bet jūs patys pamatysit tada, kai ateis laikas. Tai noriu tik tiek pasakyti, kad aš vis dar būsiu. Žiemą niekur nedingsiu, o pavasarį vėl pradėsim startuoti su nauju sezonu. Ir gal kitais metais bus ne 1000 prenumeratorių, gal bus 2000, gal bus 3000. Matysim, kaip bus, kol kas dabar negalvokim apie tai. Galvokim geriau apie avilius, kuriuos dar turiu sutvarkyti per 30 minučių. Tai va tiek, džiaugsmai tokie, liūdesiai irgi tokie.
Iki greito. Kombainas. Čiau. Traktorius tai ne kombainas. Visi čia atsisėdę nori kelti kainas. Kelti savigarbos neišeis kaip fainas. Žalias kvapas vis svarbesnis negu visas kaimas. Ir tas kaifas, kurį vis dar kasdieną jauti, kurį vis dar kasdieną jauti.